Sveiki, mėlyjeji! Susitinkame naujame video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir like ant video. Ir šiandien susitinkame naujame video ir keliaujame su šeima į miestą. Vyksta, man atrodo, kokias magijos renginys. Tik nežinome ir spėsime jį, nes šiek tiek vėluojame. Jisai yra nemokamas prie katedros. Tai bandome važiuoti ir žiūrėsim, kas ten vyksta. O jeigu ir pavėluosime, tai galėsime tiesiog pasivaikščioti, nes man atrodo ir Vilniaus dienos vyksta, tai kažką tikrai rasime nuveikti. Gal ir pavalgyti nuveiksime, tai kartu vykstame su manim. Dar jeigu matote, pasėdžiu priekyje su vyru pirmą kartą, ne pirmą kartą, bet va, Austėja matote ten veidrodėlyje. Tai sėdžiu ramiai atsisėdęs, pasiėmus pledą, tai va, mes keliaujame. Kaip nusiteikęs, Arūnai? Arūnas nelabai mėgsta, kai kamerą atsuku, bet kartais tenka. Šiaip geras oras labai, tikrai nėra per šalta, nėra per šilta, toks rudeniškai gražus oras. Tai tikrai reikia važiuoti kažkur, kažką veikti, šiek tiek pasipuošiam, pasidažiau, ištiesnau plaukus, čia netgi kasytę įsipyniau, kad nuotaiką pasigerinti, šiek tiek pasikelti nuotaikai. Tai va, tai smagus visą šeimyną iškeliauti, kažką nuveiksim, tai vešiu jūs kartu. Va, kaip matome, vyksta šventė, bet ko gero neišeis nieko matyti, nes maža scena ir pilna žmonių užsistoja, vaikai ant galvų. Nu, pamėginsim. Dar vyksta. Va. Turėti labai daug kantrybės. Reikia nepamiršti būti mieste mandagiems. Tai čia sakyti. Ačiū, sušildo taip mielai. Ačiū tau ir pačiai. Nu, žodžiu, atėjom į paskutinę dainą, kakas nakės, tai nieko nespėjom pamatyti, per žmonės iš viso nieko nesimatė. Na, bet Austėja iškėlė Arūnas į viršų, biškį pamatė ten gal nikštuką, netvarkos nikštuką ir kakę makę. Tai va, dabar einam Austėją pamaitinti krūtinę ir nežinau, kur eisim toliau, nes čia vyksta daug renginių, mugė vyksta, tai gal kažką pasižiūrinėsim. Gražus oras, šiaip net karštas, sakyčiau, per šiltai apsirengiam. Va, fotografuojamės su tėčiu. Kur esi? Va, atvykome į Blue Lotusą. Išsitempė. Atvykome į Blue Lotusą. Čia labai gražus toksai indiškas ir tailandietiškas restoranas. Mėgstam čia karts nuo karto apsilankyti. Austėja jau antrą kartą, man atrodo, čia, ne? Kai kūdikėlis buvo, kai mažytė buvo atėjusi, tai tiesiog gulėjo lapšelėje, o dabar jau va šliaužėje. Ir linksminas jau net stojasi. Oho, kokia šaunuolė! Wow! O kaip tu? O ką pasakoji? Oho! Kokio vyno norėtumėt, Austėja? Nealkoholinio? Nori atsigerti? Emka, atsigerk. Labai vandenukas šitas patinka. Čia jį tokį varinėse užspringo biškį. Tokiose varinėse indose atneša tą vandenuką. Tai jisai prisigeria tų savybių vandens išvario ir visai kitokią savybės įgauna vanduo. Tai sako, jeigu kas nesveikuoja, negaluoja su organizmu, tai gali net pykinti nuo jo geriant. Užsisakiau tokias masala arbatas. Čia yra tokia speciali arbata. Jinai iš pieno ir prieskonių, man atrodo, yra daroma. Tai tiksliai nepasakysiu, gal galite pasižiūrėti. Tai paragausim. Pirma mano patirtis geriant masala arbatą, bet labai norėjau paragauti. Jinai tokia kaip kakava atrodo, tai gal čia su kakava yra. Sakė, jinai ganėtinai saldi, tai net nereikia cukraus, bet kitiems noris. Tai
Yra dar cukraus atnešta. Skaniai kvepia. Skani. Prieskoniai jaučias. Čia gal kokia kardamono įdėta yra? Žinokit, turbūt greičiausiai žus, nes ten tikrai daug prieskonių visokių. Labai skaniai. Gal ir šiek tiek norisi be cukraus tokio, bet šiaip galima ir be cukraus gerti. Aš šiaip arbatą be cukraus geriu, tai visai skanu. Nežinau, Austėjai reikia lakštutės atskiros. Gal tiesiog mes šalia kur nors pasidėsim ir vėliau, kai jinai valgys, tada galim. Ačiū labai. Nebent gal mažesnė turit, pavyzdžiui. Turime mažesnį. Gal tai protingiau. Va, Austėja pavalgė. Kurių visi iškuodė. Nes jau Austėja žiūrė. Bus ką valyti. Bet nieko, išsivalysim gal kaip nors. Šiaukštą numetį? Taip. Atvykome į Katpėdėlę, kitą kavinukdę, atsisodinau Austėją ant stalo ir žaidžia su teta Vaida. Sveiki, taigi šiandien yra kita diena ir galvoju atsisveikinti su jumis ir dar taip pat norėjau parodyti, ką nusipirkom mugėje. Tai gal bus įdomu. Va, šitą knygutę nusipirkome ir šitą naują. 2 knygutės įsigijome, labai geros kainos, tik mokėjome tik po 6 eurus, nes šiaip turime Meškiaus Zujaus knygutę Lėktuvo pilotas, tai už ją tikrai mokėjome daugiau. Tai labai geras dalykas yra nusipirkti, kol mugėsi, nes jie parduoda, sakė, leidyklos kainomis, tai va 6 eurai tik tai už knygutę. Tai tikrai geras dylas, nes parduotuvėje daug brangiau kainuoja jos. Tai va, Meškio Zujai labai mėgsta Austėja, Meškio Zujaus Lėktuvo piloto pirmą knygutę. Tai radom dar dvi kitokias knygutes. Tai čia dirba ugniagesiu ir zoologijos sode. Tai va, tokias labai fainutės. Ir čia va jos, dėl ko jie Austėjai patinka, nes išsitraukia, jinai gali slankioti ir mąstyti, kaip kažką va, paspausti, pasukti, patraukti. O, štai. Labai fainas knygutės. Tai va, trumpos, aiškios, kūdikiai dabar va tokios ir kaip tik labai gerai, naudingos. Mugėj nusipirkom kaip sviestinę labai gražią. Sviestą įsidėti, va labai tinka prie mano laikiklio popieriui. Tai va irgi buvo labai nebrangi. Ar 9 eurai kainavo, bet labai kokybiškai padaryta iš medienos ir vat toksai kaip stiklas uždėtas, tai laikyti sviestą, kad sviestas suminkštėtų per dieną. Tai ką, mielieji, ačiū labai, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite like ir subscribe mygtuką apačioje. Man taip parodysite, kad mano video yra jums reikalingi ir taip pamatysite video pirmieji. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrite, kad prenumeruojate ir susitiksime kitame video. Galbūt jau kitą savaitę paleisiu video podcastą, mamos pokalbinę. Tai būtinai įsijunkite pažiūrėti ir susitiksime kitame video. Iki!